Sveiki, gerbėmieji. Šiandien kilo mintis įrašyti tokį video, kuris brendo, turbūt dešimtmetį. Tai yra dešimtmetį buvo mintis sutraukti, padaryti analizę ir sudėti viską į vieną tiesiog video apie tai, kas yra svarbu tinklinės rinkodaros versle ir kur yra dažniausios klaidos. Čia nebus jokio vandens, aš apskritai norėjau šį video padaryti mokamą ir parduoti galbūt į viešą auditoriją, tačiau pagalvojau, kad na, tiesiog atėjo laikas kažkuo pasidalinti su pasauliu tuo ir tai bus tikrai labai labai vertinga, jeigu pasižiūrėsite iki galo. Jeigu jūs esate tinklinė rinkodara, jeigu jūs norite čia būti, arba jeigu esate ir neturite to rezultato, kurį turite, arba norite judėti kitų greičių. Čia bus informacija, kurią aš rinkau beveik dešimtmetį ir paskutinius 2 metus, kai buvo ypatingai intensyvus darbas ir stebėdamas komandos jau ne vieną šimtą, ne vieną tūkstantį jau dabar savo komandos narių, kurie greitai judėjo, kurie lėčiau judėjo, padariau santrauką tuo, ko noriu dabar, kuo norėčiau su jumis ir noriu su jumis pasidalinti. Pasižiūrėkite šį video iki galo, paspauskite patinka, komentarą parašykite, jeigu čia radote kažko, tai bus tikrai video be jokio vandens visiškai, tai yra grinai pagrindiniai taškai, kur dažniausiai stringa tiek tinklinė rinkodara, tik čia turbūt šią santrauką galima pritaikyti turbūt bet kokiam kitam verslui arba verslo modeliui. Tai gero jums žiūrėjimo šiandien, na, o aš tada dalinuosi skaidrės, kurias dariau ir rinkau ir rašiau ir tam, kad ta informacija būtų geriau priimama ir, matomai, garsas rašas gerai, geriau priimama ir būtų, ir būtų daugiau iš to naudos. Taigi, tinklinės kaip tapti topu ir pereiti iš naujoko kategorijos, pereiti į tą top kategoriją. Čia aš šiandien padariau jums ir paruošiau apie tai 31 skaidrę, 31 tezę su esme, kurią aš pats asmeniškai susidūriau ir su kuria susidūrė mano nemaža dalis komandos narių. Išanalizuokite, pasižymėkite, pasimkite gal užrašų knygutę ir bloknotą tam, kad tiesiog pasidaryti tezės tų vietų, kur jum asmeniškai šiuo metu, kas jums surezonuos ir kur jūs norėtumėte pradirbti. Taigi, kas trukdo pajudėti iš taško, kaip pereiti į top kategoriją iš naujoko kategorijos, aš tai dažnai čia šiandien minėsiu, noriu tik tai akcentuoti, kad top kategorija tai nereiškia, kad 100 metų žmogus kažkur ten jau dirba ir yra, ar ten 10-metį. Naujokas gali būti dirbdamas tinklinėje rinkodaroje, nežinau, ten ir ne vieną 10-metį, gali neišeiti iš tos kategorijos. Ir tai labai dažnai būna visose to žmogaus sferose, kiek man teko susidurti. Taigi ta topas gali tapti, žmogus gali būti topu, jau atėjęs, jis jau gali būti topu ir turėti po mėnesio protų sunkiai suvokiamą rezultatą, kartais gerąją prasme, ir gali atvirkščiai žmogus būti 10-15 metų ir jis būti naujokų, neišeiti iš tos kategorijos. Tai aš tiesiog norėjau patikslinti tą sąvoką. Taigi tinklinės rinkodaros verslas, tinklinės rinkodaros savininko mąstymas yra verslo mąstymas. Tinklinės rinkodaros mąstymas tai yra tinklinės rinkodaros savininkas turi mąstyti kaip verslininkas. Jam niekas nėra nieko skolingas ir jisai niekam nieko nėra skolingas savo veikloje. Tai yra tai, ką jisai daro, yra tam tikrų tarpusavio santykių ir jo asmeninės atsakomybės sfera. Nei daugiau, nei mažiau. Čia nėra nei kažkokių tai nemokamų dalykų ir nėra nei kažkokios tai, kad tau kažkas kažką turi padaryti ir taip toliau. Tai yra tarpusavio santykių sfera, kaip tango. Jeigu tu turi su partneriais kalbi, 2 žingsniai į priekį, 2 atgal. Tu kažką tai kažkam davai, tau kažkas kažką tai davė. Tai yra svarbu ir tai labai svarbu atsiminti, nes labai dažnai galvojame, kad, na, tinklinį rinkodarą ten viskas turi būti duodama nemokama ir nemokama. Tai labai irgi svarbu. Taigi, tinklinės rinkodaros verslo savininko mąstymas tai yra verslininko mąstymas. Tai reikia užsifiksuoti ir tai reikia turėti savo viduje. Kas yra verslininko mąstymas, aš trumpai paaiškinau ir pakalbėjau.
Ir čia mes susidurėme su dviem mąstymo tipais, apie kuriuos aš šiandien turbūt kalbėsiu viso šito video metu. Tai yra, kai mes turime du mąstymo būdus. Tai yra tas mąstymas, kuris generuoja gausą, tai yra gausos mąstymas, prieš nepriteklių ir rūpesčių generuojantį mąstymą. Arba topo mąstymas ir naujoko mąstymas. Kas tai yra? Tai yra tos mintys, tie užsiemimai, tie veiksmai, kurie iš mūsų siurbia labai daug energijos, bet jie niekada ne tik, kad nepriveda, aplinka, žmonės, bendravimas, jie ne tik, kad priveda, jie mus nutolina nuo tos situacijos ir mes patys to nesuprasdami, mes vis tiek toliau tą darom ir darom dešimtmečiais. Ir atvirkščiai, pasiturinti arba gausą generuojantis mąstymas, tai yra, kai mes ieškome galimybių, mes ieškome tam tikrų žmonių, mes nekaltiname, mes iš klaidų mokomės, kitus veiksmus darome, tai kas priartina mūsų prie tikslo. Neveltui yra dažnai yra sakoma, kad kelias į rojų yra panašus į pragarą ir kelias į pragarą yra panašus į rojų. Turbūt suprantat, ką aš noriu pasakyti. Tai kartais viskas, kas yra malonu ir malonu, mus veda į niekur ir atvirkščiai vienokie ar kitokie nepatogumai, tos mūsų zonos e, komforto plėtimas kartais veda į visai kitą gyvenimo kokybę. Taigi pasiturintis gausą generuojantis mąstymas ir nepriteklių rūpešius generuojantis mąstymas. Ir aplink čia viskas pas mus tiek tinklinės rinkodaros versle, tiek turbūt daugumoje kitų veiklų aplink čia viskas ir sukasi. Taigi topo mąstymas ir naujoko mąstymas. Galima tapti topu, vat, per vieną tą piršto spraktelėjimą, nes mūsų tai, ką mes turime šiandien, ateina ne iš kažkur iš praeities, sako, ten turėtų baigti kažkokį, tai ten, nežinau, ten baigti mokyklą, universitetą, dar kažką, tai tam, kad va, turėti. Kartais taip, tai yra žinių bagažas visada gerai, tačiau tam, kad pakeisti savo esamą situaciją, mes turime pakeisti pirmiausia ateitį. Kad ir kaip tai skamba paradoksaliai, aš su tuo esu ne kartą susidūręs, tai yra pradėk mąstyti, jau būti ten kitaip, mąstyti kitaip ir tu tai pakeisi dabar esamą situaciją. Tai yra va, čia ir nuo čia ir prasideda ta pokyčių grandinė, kurią mes kartais užstringam ir nepadarom. Taigi šiandien turėsime ir kalbėsime apie dvi tas sąvokas, tai yra topo mąstymas ir naujoko mąstymas. Vėlgi grįžtu, kad topas tai nereiškia, kad jis čia yra ilgą laiką kažkiek, tai topas gali tam tikrom aplinkybėm pasikeitus gyvenime ir ką labai greitai tapti ir naujokas gali būti visą savo gyvenimą turbūt ir dar gyvenimo gali jam pritrūkti. Taigi, esminiai momentai, kuriuos aš surinkau beveik per dešimtmetį ir kuriuos aš analizavau ir kuriuos ir dabar stebiu, šiandien aš jums dabar įvardinsiu. Tai yra pirma, orientacija į galimybę. Topas visada mato galimybės netgi krizėse. Tai yra kiekviena krizė didelė turi galimybę. Naujokas fokusuojasi į kliūtis ir problemas. Tai pavyzdys. Vat pavyzdžiui, buvo ten kažkokioje kompanijoje sunki registracijos forma, ten kažkokie tai ne taip paprasta ir intuityvi kažkokia tai aplinka, arba iš viso užsakymai yra daromi elektroniniu paštu arba dar kažkas. Naujokas iškart fiksuojasi į problemas kliūtis, tie, kas čia neveikia, nieko čia nėra. Topas masto kaip, ok, reiškia visi tokias yra, jeigu aš atrasiu kažkokią tai sistemą, padarysiu video įrašą, padarysiu instrukciją, aš reiškia turėsiu iš karto konkurencinį pranašumą, aš reiškia turėsiu konkurencinį pranašumą tarp daugelio kitų. Suprantat, vat, kur yra esmė? Vat, kiekviena problema, jeigu tu ją praanalizuoji ir pagalvoji, kaip ją spręsti, tu gali įgauti tame konkurencinį pranašumą. To neturės tiesiog kiti ir tu iš principo gali paimti didelį resursą arba tinklinės rinkodaros kompaniją kaip didelę franšizę ir būti kažkurioje rinkoje čiut ne monopolistas dėl to, kad kiti neturės to instrumento. Kiti nemokės turėjo kažkokią aplinką, kur tu įleisi savo verslo partnerius, kurie apsimokinsis, kurie turės kažkokią tai metodinę medžiagą, kad padarytų užsakymus ar rekrūtinti žmonės. Vat kiekviena topas, tas, kuris iš karto kiekvienam sunkume mato galimybę ir kaip krizė, o naujokas, ai, tai žinai, tai ten blogai, tai ten tas, tai ten tas, tai ten tas. Ir
Ir kokį mąstymą atrodytų du paprasti dalykai, tik tai per kitą prizmę pasižiūrėjus, o jau visai vienas kelias mus veda prie pritekliaus, prie komisinių, kitas mus kelias veda į niekur. Tai vat, turėti tai omenyje visada reikia ir orientacija visada į galimybės. Aš savo komandai labai dažnai sakau ir kartoju, sakydami vieną kažkokią tai blogą dalyką, pasakykite bent vieną, dar geriau du gerus, nes jie visada yra. Kaip tu žiūri? Orientacija į galimybės. Pasižymėkite savo, galbūt jūs čia stringate jau daug laiko ir tai bus ne tik, vėlgi kartoju, tinkliniai rinkodarai, tai bus bet kurioje jūsų kitoje veikloje. Ir kartais tik va tokio pokyčio gali trūkti, kad viskas pajudėtų ir pasikeistų kitaip, visai, iš kito kampo žiūrėti. Investicija ir investicijos vs vartojimas. Topas visada investuoja pinigus į aktyvus. Tai yra mano verslas, saviugda, tinkliniai rinkodaroje, kelionės, tai yra mokymai, tai yra nuotraukos, tai socialiniam tinklam, kiti dalykai. Tai yra investicija į jūsų verslą, į jūs patį. Nes vienintelis momentas, kurį iš jūsų tik gali tik mirtis atimti, tai yra jūsų mąstymo būdą. Nevertai sakom, iš milijonieriaus atimk jo visus milijonus, tik laiko klausimas, kada jisai vėl juos taps. Kodėl? Todėl, kad tai yra čia, tai yra mąstymo būdas. Investicija. Aš susidurdavau, tai dabar negaliu važiuoti į mokymus, negaliu važiuoti į pristatymus, neturiu pinigų, neturiu, tai tau sakau, jau vakar reikėjo važiuoti. Tai yra tavo investicija į tavo verslą. Tu važiuoji, tu turi mediją, tave mato tiek tavo komandos nariai, tiek kiti, kurie ir tai yra investicija. Tai yra investicija. Naujokas gi leidžia pinigų daiktam, linksmybėm, ten kreditam, skaito, kad tinklinė rinkodara, skaito, kad tinklinė rinkodara yra viskas nemokama. Žinot, atėjau tinklinę rinkodarą, sakau, tai aš dabar tą žmogų, kuris man rekomendavo jį čia, ant jo atsisėsiu ir kaip ant žirgo josiu, jis čia už mane viską turės daryti dabar ir man nieko nereikės daryti. Taip, gerbimieji, tinklinė rinkodara, tai yra, aš visada tą mėgstu sakyti tango, tai yra jeigu tu kaip savo verslo savininkas, o mes susidarėm, kad tinklinės rinkodaros savininkas yra verslo savininkas, atėjai čia, prisiema atsakomybę už savo verslą, tu dirbi partnerio principų su savo sponsorium. Tai yra du žingsniai pirmin, tai yra tu padarai kažkokius veiksmus, tada tas sponsorius ištiesia kažkokią ištiesia pagalbos ranką, suteikia informaciją ir taip toliau. Jeigu tu dirbi metus laiko, tarkim, tikslinės rinkodaros projektai ir tu metus laiko tik reikalauji iš savo sponsoriaus ir nedarai jokių žingsnių į priekį, pastovių turiu omeny, o ne vieną kartą per mėnesį ar vieną kartą į pusę metų. Tokiu atveju tai čia nėra nemokamų dalykų, tai yra bendradarbiavimo verslas geriausiu atveju. Ir bet kuriuo atveju tai yra tavo asmeninis verslas ir tavo asmeninė atsakomybė. Tai vad, naujoko požiūris tai yra leidimas pinigų ne investicijai į save, į savo verslą, o skaitimas, kad čia tinklinė rinkodara viskas nemokamai ir čia nuo pirmos dienos yra skaičiuojama, kaip tu čia gausi iš karto tą gražą. Nors yra 3 etapai visada. Tu įdedi daugiau negu gauni, tu įdedi tiek pat, tiek laiko, pinigų, tiek resursų, tu gauni daugiau negu įdedi. Tai vad, jie visada 3 yra ir čia irgi labai daug verslo partnerių ir labai daug teko stebėti šitų dalykų. Žmonės dar tik atėję, jie gilinasi į marketingo planą, kai dar iš apskritai neturi nieko. Tu pasižiūrėk, skaičius visada reikia žiūrėti, bet į marketingo planą gilintis reikia žiūrėti į kompanijos ateimą į rinką etapą, kiek rinkos dydis, kiek pagrindinis klausimas, kai tu renkies tinklinės rinkodaros kompaniją, apie ką aš esu ir visada kalbėjęs, tai yra ne marketingo planas, o kiek per paskutinius metus arba 2 metus atėjo į tą komandą žmonių ir uždirba tą komisinius pastoviai, kuriuos tu nori. Va čia geras klausimas, o ne marketingo planas. Ir tu iš karto save perprogramuoji, psichika tau pradeda iš karto ieškoti, kodėl čia neužsijimt, nes jos tokia funkcija yra. Tai va čia yra naujoko mąstymas, ateiti iš karto gilintis ten, nežinau, iki negalėjimo, į kažką tai, o geriau pradėti veikti, investuoti į save ir savo verslą.
Tai va topas investuoja, naujokas gilinasi pastoviai, ieško, skaičiuoja, ko dar neuždirbta ir ko ten nėra, net dėl ko skaičiuoti ir be abejo praleidžia krūvą laiką pinigų ir viskas atpuola ir vėl ratas sukasi ratu. Ilgalaikis mąstymas, trumpalaikis mąstymas, tai yra topas, kuria strategiją metam į priekį, naujokas gyvena nuo periodo iki periodo, čia yra klasikinė didžiulė klaida. Klasikinė taisyklė, kurią kalba labai labai daug žmonių ir turbūt tai yra pagrindinė sėkmingų žmonių paslaptis sėkminga. Mes visada pervertiname, ką galime mes padaryti per savaitę, 2, 3 ar mėnesį ir niekada neįvertiname, kad kiek mes turėtumėme, jeigu tai darytumėme metus. Įsivaizduokit, jeigu skirti kažkokiai veiklai 2 valandas, čia buvo paskaičiuota, po 12 mėnesių tai bus 10 kartų X rezultatas. Čia vadybos vadovėlį viename su kažkur tai perskaitai. 10 kartų išauks. Metus laiko, jeigu jūs, bet neimituosite audringą veiklą, o tiesiog, kaip pavyzdys, tinklinėje rinkodaroje, kiekvieną dieną 5 žinutės tiem žmonėm, kurie reagavo jūsų storiukus, kurie stebi jūsų storiukus ir taip toliau, kaip pavyzdys. Bet metus laiko. Reikės į dieną 15 minučių jūsų logika, jum prieštaraus negalėdama po savaitės, žiūrėk, ten niekas neveikia, niekam ten nieko nereikia, eik tu kvailas, tu neužsiimk ten, ko nereikia ir taip toliau ir panašiai. Ir bus viskas. Metus laiko išlaikyti tą tempą. Kokį tempą? Ten, pavyzdžiui, storiukam medijai daryti 15 minučių per dieną užtenka. Metus laiko tą išlaikyti ir po metų laiko tai bus 10x rezultatas. Tai va strategija į priekį, bet metam laiko. Ir kiekvieną dieną fokusas į kažkokį. Arba galima gyventi nuo periodo iki periodo, savaitėm ten kokiam arba dienom netgi. Ir tada be abejo tas rezultatas bus kartais blogesnis arba jo iš viso nebebus. O, mano pats mylimiausias atsakomybė yra ir kaltinimai. Čia šitoj vietoje, šitoj dobei turbūt įkrenta 80% visų. Ir čia yra topai masto čia, kad visa atsakomybė už aplinką ir už savo verslą yra tik jų rankose. Ir tai yra jų išskirtinumas. Aš nemačiau nei vieno tinklinės kompanijos lyderio, kuris būtų mąstęs kitaip. Naujokasgi sako, kad dažniausia tai yra kas kaltas. Sponsorius, kompanija, dar kažkas tai, bet niekada ne jisai tas, tą, kurį aš matau veidrodį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jis atsakomybę savo atiduoda kitiems. Ir kai tai jis atiduoda atsakomybę savo kitiems, kas vyksta, tai kiti ir pasiema tą atsakomybę ir valdo tą atsakomybę. Čia labai dažnas atvejis yra ir tai mūsų ego be abejo, tai savisaugos instinktas yra, kad logika savo apsaugo, tiesiog ašgi čia nekaltas, ašgi nekaltas, kad aš ten nedarau kažko, ar kad neveiksmus, čiagi kaltas sponsorius, kalta kompanija, dar kas nors. Čia labai dažnas yra ir ant to netgi dideli lyderiai pasimauna būna kartais, kai jau tikrai pavargę būna nuo savo veiklos ar dar kažkaip. Tai čia klasikų, iš tikrųjų yra klasikų klasika šitoje vietoje ir rekomenduoju tai atkreipti dėmesį, nes čia labai dažnai būna problemų, kurios atrodytų, yra uždaras ratas ir kaip iš jų išeiti ir ką su visu tuo daryti, o viso labo pakeisti tik mąstymą reikia į topą. Tai visa atsakomybė yra tik mano rankos. Mokymai augimai prieš stagnavimą. Topas pastoviai mokosi ir praktikuoja savo įgūdžius. Tai yra ne tai, kad yra tokių, aš pažinau tokių žmonių, kur 3 magistro diplomai, amžinas bedarbis. Jam pastoviai, arba čia atėjo tinklinės rinkodaros, jam pastoviai trūksta informacijos. Jam reikia dar daugiau informacijos, reikia dar daugiau susipažinti, jis negali dirbti ir va tai va. Tai nieko neturi būti. Valanda mokymų, valanda veiksmo. Valanda mokymų, valanda darbo. Valanda mokymų, valanda darbo. Kitaip niekas neveikia. Arba atvirkščiai, naujokas ateina į susitikimą su sponsoriu ir vietoj to, kad suglaudęs ausis klausytų, jisai visą laiką kalba ir mano, kaip mažas vaikas, kad jisai realiai viską žino šitam pasauliu. Tai naujokas mano, kad viską žino, o topo požiūris yra, kuo toliau, tuo aš suprantu, kad aš nieko nesuprantu, nes jo pažinimo ratas tiesiog išsiplečia
ir jisai dar labiau su nežinomybė susiliečia. Tai vat pastovus mokymasis praktikuoti įgūdžius būtinai, nes jei nėra praktikos, tai jūs pastovus studentas būsit tuščia sąskaita ir manimas, kad viską visur žinai, nes, na, tu tiesiog esi galbūt protingiausias iš visų. Aplinka sėkminga prieš toksišką aplinką. Mūsų aplinkoje aš nesakau, kad nėra klaida čia. Nėra blogų žmonių, yra tiesiog žmonės tam tikram gyvenimo etape. Klausimas, ar mes su jais turime tuo metu komunikuoti. Tai yra, na, jeigu jie yra kažkokio dievo vingiuose, tai jei jūs neturite psichoterapeuto diplomą, tai jūs negalite, nu, žmogui nieko padėti toje vietoje. Klausimas, ar jūs turite su juo komunikuoti. Jeigu žmogus yra pastoviai ieškantis problemų, jei jisai skundžiasi, jam gal reikia specialisto pagalbos. Nėra blogų žmonių, bet jie tiesiog, žinot, tai yra toks posakis, gerais norais kelias į pragarą grįstas. Jūs savo gerais norais galite ir pats nueiti kažkur, tai ir dar tą žmogų nuvesti. Tai vad, stengiantis, aš matau, kad jeigu žmogus tik tai kažkur stringa, kažkur nejuda, dar iš karto pasižiūri jo aplinką, tenai būna pilna, na, labai daug visko. Jie netgi suprantat, tokie yra, kurie tinklinėje rinkodaroje neturi galbūt rezultatų, jie subūrė savo tokį nedidelį būrelį, net grupės atidaro ir ten visi skundžiasi, kaip neturėti rezultatų. Suprantat, vat aš tą irgi esu pastebėjęs. Vat atsidarom būrelį, sukuriam būrelį ne kaip aukti, ne kaip siekti tikslo, bet kaip neturėti tikslo ir neturėti rezultatų. Nu, kaip eiti į depresiją. Būrelis būkime depresijoje. Tai vat, jeigu tokioje pelkėje esate, iš ten reikia iš karto jau išeiti ir stengtis bendrauti ir komunikuoti, mokintis komunikuoti taip, kad įkvėptum ir save, ir kitus. Ar jūs nori, arba tada, nu, nereikia skūstis, kad neturi norimo rezultato. Jei tu bendrauji su tais, kurie pastoviai skundžiasi ir traukia žemyn, ir dar jų kažkokiuose bureliuose, gal net grupėse priklausai, apie kurie ten visi skundžiasi, verkia, ir tu verkia automatiškai, nu ir verki tada toliau. Šitas irgi momentas, pasakyk, kas man tavo 5 draugai, aš pasakysiu, kas tu, arba pasakyk savo 5 draugų sąskaitą ir aš pasakysiu, kokia yra tavo sąskaita. Gausos mąstymas ar prieš deficito mąstymą. Topai žino, kad resursų užteks visiems. Naujokai galvoja, kad topai gimė su žvaigždė galvoje ir pinigų visiems neužteks. Čia yra vėlgi klasikinis mūsų logikos savisaugos instinktas, kai reikia rasti kažkokią problemą, kodėl vienas ar kitas dalykas neveikia. Tai vat resursų užtenka visiems visada, jeigu tu žinai tik tai, kiek tu jų nori ir ko tu nori. Vat kai tu nežinai, tada yra kaip problema. Jeigu tu žinai, kiek tu nori ir kaip tu nori, ko tu nori, tada resursų tikrai visada užtenks visiems. Tas irgi dažnai mano sutinkamas buvo ir matomas, dažnai buvo matoma problema. Požiūris informacija, vėlgi tai yra labai svarbus, to mokintis galima daug. Topas filtruoja informaciją, vartoja tik tai, ką jį priartina prie tikslo. Naujokas vartoja viską. Naujokas sukuria nuomonę aplinka, kai tu jo paklausi, vat, dabar yra begalės ekspertų, arba net ne ekspertų, žinomas žmogus, pavyzdžiui, jisai žinomas, bet jisai paprašytas arba pats pradeda pasakoti apie tai, apie ką jis, nu, apskritai jis iš tos sferos net, vat, teko girdėti, kai koks muzikantas žmogus, kuris muzikoje yra žinomas, jis pradeda kalbėti, nežinau, apie politiką pradeda kalbėti. Nors toje nei politikoje jisai nei dalyvavęs, nei neplanuoja dalyvauti. Vat tie dalykai kartais yra sunkiai suvokiami ir suprantami. Tai yra visada filtruoti reikia informaciją, kurią jūs į save dedat. Dar daugiau daryti dopamino tokius polisius nuo telefonų ir kompiuterių tam, kad smegenys tiesiog pailsėtų. Tai yra vartojimas viso kontento iš eilės, tai varo apskritai, nežinau, į psichinę ligą turbūt pirmiausia ir be abejo tai tolina nuo tikslo. Apskritai stebėti, dabar pasaulyje vyksta daug įvairiausių dalykų. Taip reikia žinoti, kas vyksta, bet nereikia tuo maitinti save kiekvieną minutę ir kiekvieną dieną. Ir dar tuo dalintis, dar ten diskutuoti galbūt apie tuos dalykus, kuriuos negalite įtakoti ir pakeisti. Jausti pulsą reikia visada.
Bet gyventi tame, panėrusi tam, po to nereikia tada galvoti, iš kur ateina, nu, nežinau, tai, tai ką turime, ko nenorime gal turėti. Tai galbūt su kuo mes esame, ką mes į save pilame, toks mes ir esame. Taigi topas filtruoja informaciją, vartoja tik tai, kas jį priartina prie tikslo. Naujokas vartoja viską iš eilės. Laiko pojūtis, topas laikas pagrindinis resursas, naujokui laiko užtenka viskam. Laikas iš tikrųjų pagrindinis resursas, turtingi žmonės topai perka kitų žmonių laiką ir tai yra labai labai svarbu, nes laiko yra iš tikrųjų ribotai visiems. Tinkliniai rinkodaroje laikas, va, pavyzdžiui, man teko būti kompanija, kurie ateina į tik į rinką ir aš supratau, ant kiek yra svarbus čia laikas. Jeigu tavo tikslai yra, na, nebūtinai labai dideli, nedideli, kurie ateina ir aktyviai dirba, kaip po to, tarkim, sunku būna daryti, arba atvirkščiai, tas žmogus, kuris miega ilgą laiką, jis atsibunda, jis po to pamato, kaip vat, reikia kiek įdėti, nes pastangų, kad pasiekti tą rezultatą, kurį jau kiti turi. Laikas yra labai labai didžiulis resursas ir vienas iš pagrindinių resursų turbūt bet kuriame versle ar veikloje. Požiūris į sunkias situacijas, vėlgi, apie ką aš jau kalbėjau, topas komfortiškai jaučiasi neapibrieštose situacijose. Tai jisai, na, į tai reaguoja visas pasaulis kaip žaidimas, kaip verslas kaip žaidimas. Tai yra, vyksta procesai, įvyko problema, tu iš to pasiėmė kažkokį tai, kažkokį tai, kažkokią tai patirtį. Naujokas ieško paprastų, lengvų kelių, sako, kad čia tai neveikia ir be abejo jie visada įgyvendina tada tų žmonių, kurie pasiryžę neapibrieštom situacijom. Naujokai net dažnai reikalauja, o kas garantuos, kiek aš uždirbsiu tinklinėje rinkodaroje. Tai vad, topo visada yra požiūris, neapibriešta situacija. Be abejo, jis žiūri skaičius, jis analizuoja skaičius, jis planuoja savo veiklą, planuoja, kiek maždaug kada ir kuriuo etapu jisai turės, tačiau neieško paprastų ir lengvų sprendimų ir nesako, va ten per sunku, ten per lengva, ten aš negaliu kalbėti, prezentacijos, aš nesimokinsiu, aš nemoku, gal dabar man čia tas nepatogu ir taip toliau. Tai va, neapibrieštose situacijose, nepaprastose situacijose yra topo požiūris. Kai tik ateini, pradeda skaityti, va, teko stebėti žmonių, kurie tik pradeda skaityti prezentacijas, jie skaito ir jisai žmogus tikrai klaidų daro ir visa kita, bet jisai stengiasi, analizuoja tą situaciją neapibriežta, bet jis juda į priekį. Ir tu naujokas, jisai, na, okei, čia gal nebandysiu, tai čia tas ir, na, kuris turės, aišku, daugiau. Be abejo, tas, kuris jaučiasi komfortabiliai neapibrieštose situacijose. Požiūris į svetimą sėkmę, čia labai svarbus momentas irgi yra. Top mąstymas yra analizuoti ir ieškoti galimybių pakartoti svetimą sėkmę. Nepavydėti, ne ten kažkaip, nežinau, pakenkti, stengtis kažką, reikia tiesiog džiaugtis žmogaus svetimą sėkmę, išmokti daryti, analizuoti ją ir ieškoti galimybių ją pakartoti. Naujakasgi atvirkščiai pavydė arba mano, kad kažkam tiesiog pasisekė. Vat jaučia tam, kiek tai yra skirtumų. Tai ne tai, kad tu kažką ten dievini ir meldiesi. Tu stebi, analizuoji ir ieškai galimybių tai pakartoti. Vat ant kiek yra požiūrių skirtumas ir į kur tai iš principo veda. Įprotis sakyti ne, tai yra tai, kas tikrai yra nepaprasta ir kas skiria top rūšies žmonės nuo tų naujų žmonių, kurie ateina. Top žmonės visada sako ne žmonėms, kurie, na, tiesiog neveda jų prie jų tikslo arba tiesiog vagia jų laiką, jų emocijas, jų energiją ir tai reikia išmokti daryti. Naujokas bijo pasakyti ne, su viskuo ir visada sutinka. Beje, čia yra viena išlyga, kurią aš varnelę pažinėjau. Pradžioje reikia nerti į visą veiklą stačia galva, su visų ir visur sutikti tam, kad suformuoti tą filtrą, kuris vėliau filtruos, kas jums reikalinga, kas yra nereikalinga. Nes jeigu jūs neišbandė, jeigu jūs, kaip anksčiau kalbėjau, pasiduodat svetimai nuomonė ar kažkam kitam, tai irgi bus, ta prasme, jūs niekada nežinosit, kada reikia sakyti ne. Požiūris į klaidas, čia irgi klasika bet kurioje veikloje, tai top mąstymas, tai yra klaidos, tai vertinga patirtis, topai analizuoja savo klaidas tam, kad gautų vertingas pamokas, nes iš bet kurios situacijos tu gauni du momentus, arba tu gauni rezultatą, arba tu gauni patirtį. Naujokas, klaida lygų katastrofa, po nesėkmės nusileido rankos, nusileido plunksnos, viskas baigėsi.
praktiškai 99% tai skiria sėkmingų žmonės, turbūt ne tik rinkinėje, rinkodaroje, o nesėkmingų žmonių dažniausiai. Filosofija išlošiau arba win-win. Topas ir jo mąstymas yra visada galvoti apie, ieškoti būdų, kad visa komanda ir partneriai būtų pliuse, kai tai padaryti. Naujokas galvoja tik apie savo asmeninę naudą, gyvena savo uždaram kabinete, su nieko nebendrauja, niekam nepadeda, nieko nekomunikuoja. Jo socialiniai tinklai geriausiu atveju būna jisai pats tik tai, arba buteliukai, ten nėra komandos, ten nėra žmonių, tai toks žmonės labai lengva atpažinti iš karto. Ir be abejo, tai yra ne win-win filosofija, yra visada filosofija, kuri veda iš principo į niekur ir rezultatų irgi gerų nebūna. Be abejo, tai reikia treniruotis ir tai reikia apie tai žiūrėti. Energijos lygis. To paseka savo sveikatą, didelės pajamos reikalauja didelio efektyvumo. Tai yra sportas, bėgimas, meditacija, kiti dalykai. Naujokas aukoja, tai yra alus, vakarėliai, alkoholis, resursai ir 1 minutės malonumai. Tai irgi yra svarbus momentas, kurį aš pastebėjau ir tai reikia visada turėti omeny. Gyvenimo ritmas, poilsis, aktyvus gyvenimo būdas ir poilsis ir kiti dalykai turi sueiti viskas į vieną bendrą krūvą tam, kad būtų rezultatas. Naujokas švaisto visur viską ir po to nusistebi, kodėl nėra to galimybės. Nes energija, vidinė mūsų energija yra labai labai ribotas resursas, kurį iš principo reikia sekti, kurį reikia taupyti tam, kad turėti rezultatą. Filosofija. Topas galvoja kaip kūrėjas, kaip aš galiu sukurti vertybę kitiem ir tai monetizuoti arba paversti pinigais. Apie tai yra pastoviai, kaip padėti kitiems, kaip padėti savo komandai, kaip padėti aplinkai, kad mano komanda prasiplėstų, joje atsirastų daugiau verslo partnerių, klientų. Naujokas mąsto kaip vartotojas, kaip man gauti kažką pigiau ir nemokamai iš karto. Tai yra, bet kaip gauti greitai dabar, kaip nemokėti už kažką, tikslinė rinkodara apskritai, o čia dar mokėti reikia už siuntimą ar už kažką, tai oi, tai kaip čia taip yra, reikia va čia dabar nemokamai greitai ir taip nėra. Ir čia yra viena iš pagrindinių tokių klaidų ir filosofijos momentų. Kiekviena problema tai yra taip galimybė padėti kažkam ją išspręsti ir ją monetizuoti. Topas masto tikimybių kategoriją. Tai yra gyvena neapibrieštume ir masto tikimybių kategoriją. Kaip padidinti šansą ir tikimybę turėti tą rezultatą, kurį aš noriu turėti. Naujokas masto kaip. O tai aš ateisiu va čia pas tave į tinklinę rinkodarą. O kas man garantuos, kad aš uždirbsiu 1000 eurų per mėnesį? O jeigu nesigaus? Jaučiat skirtumą. Vienas masto, kaip padėti kitiems ir tikimybę padidinti savo, noriu plus 5000 eurų per mėnesį arba daugiau, ką aš turiu padaryti, kiek žmonių į pirmą liniją, atlikti tokius veiksmus, kiek prezentacijų padaryti, kitus dalykus. Naujokas ateina masto, aha, tai marketingo planas čia toks, o kas man garantuos, kad aš uždirbsiu. Ir čia yra viena iš esminių tokių pagrindinių klaidų. Ir tas čia yra samdomo žmogaus mąstysena ir verslininko mąstysena tiesiog. Žmonėms iš samdomo darbo dėl to kartais būna sunku dirbti tinklinėje rinkodaroje dėl to, kad jie būtent čia pasimauna ir čia turi. Nedarbas, o žaidimas, verslo žaidimas, tai yra visas pasaulis turbūt yra kaip žaidimas ir yra 4 kategorijos, aš čia to neparašiau, bet aš pasakysiu. Yra žmonių tipas, kurie tiesiog nežaidžia. Jie nežaidžia, jie yra gyvenimo užkampį, jie sėdi kamputį, nejudykit manęs, nieko neklauskit, nieko nedarykit, aš esu liūdnas ir mane visi nuskriaudė. Toliau kitas yra žaisti, kad žaisti. Na tai žino, tokie vidutinė grandis, kuri kažką daro, tiesiog kad daryti. Bet ta tokia, nežinau, kaip įvardinto tokio žmonė grupė, kurie kažką veikia. Tiesiog žaidžia, kad žaisti. Trečia grupė yra žaisti, kad nepralošti. Tai yra, čia jau yra pažengę, jie žaidžia, neturi rezultatus kažkokius ir taip toliau, bet jie nežaidžia, kad neišlošti, jie žaidžia, kad nepralošti, kad nelikti tų, kurie žaidžia, kad žaidžia, ir tarp tų, kurie žaidžia, kad tarp tų, kurie žaidžia, kad nežaidžia iš viso atvirkščiai. Ir paskutinė 4 grupė tai yra žaisti, kad išlošti. Ir čia prasideda verslas kaip žaidimas. Tai yra rekrutingas, darbas su komanda, kita vertinama kaip žaidimas.
Tai yra mėgaujamasi procesu, į problemą žiūroma kaip į galvosūkius. Tai yra kaip juos įsprendus, suteikus dar padidinti savo komandą, padėti komandai, padėti visiems ir iš to turėti naudą. Naujokas masto, nu, kad žaisti, nežaisti arba žaisti, kad ne, geriausiu atveju, kad žaisti, kad nepralošti, bet čia toks jau pažengęs naujokas, arba žaisti, kad žaisti tiesiog. Ir be abejo, tas nuo požiūrio priklauso ir stipriai priklauso rezultatas. Nepriteklius kaip virusas. Topas vengia nepritekliaus įpročių, nusiskundimų, intensyvių pirkimių, rizikos baimės. Naujokai užsikrečia aplinkos nuomonę pats to nejausdamas. Tai yra nepriteklius, neturėjimas sąskaitų tuštuma ir kiti dalykai, tai yra tiesiog virusas. Jeigu yra pas jūs, mes pastoviai skundžiamės, mes darom impulsyvius pirkimus, mes bijome rizikuoti protingai, tai mes tada, mūsų įtakoja tada aplinkos nuomonė, kas kažką kažkur kaimynė pasakė, aš iš karto į tai reaguoju, aš darau iš to vienokią ar kitokią problemą, aš vat, niekaip pats nepriemu jokių sprendimų ir, nu, be abejo, aplinka tada kalta ir tuščia tada banko sąskaita. Mano nesėkmės unikalios ir vertingos. Topai kolekcionuoja nesėkmės. Kodėl, kad tai unikalios pamokos. Kai atsimenat, sakiau, visada mes gauname arba patirtį, arba rezultatą. Naujokai slepia savo klaidas kaip gėdą ir kartoja jas nuo karto iš karto vėl. Tai yra nesėkmės, tai yra mūsų pamokos ir mūsų unikali patirtis. Ir tas požiūris, jisai dažnai, na, iš tikrųjų vienaip ar kitaip stipriai įtakoja mūsų rezultatus, kuriuos mes turim. Aš tai irgi ne kartą stebėjęs komandą. Aš neieškau klientų, aš kuriu bendraminčių ratą. Topai stato ne verslą, o kūrė bendraminčių ratą. Tai yra savo bendruomenė, ypatingai tai tinkliniai rinkodaroje, tai yra žmonių dedamoji, tai yra labai labai svarbus momentas. Naujokai tikinėja žmonės pirkti todėl, kad pigu, kad nuolaida ir dar visą kitą. Turbūt teko girdėti, ai, niekas neperka, brangu ten ir taip toliau. Nors ten, jeigu sudėjus logiškai, nei brangu, nei ką, bet, na, tiesiog kažkuom reikia pasiteisinti. Taigi topais ne kūrė, stato ne verslus, jie kūrė bendruomenės. Ypatingai tai aktualu tinklinės rinkodaros ir čia vėlgi turi komandinis darbas, renginiai, kelionės ir daug ko dar yra be komisinių, kas tai formuoja ir tame yra tai labai svarbu. Realybė tai režimas, kurį galima perkrauti, apie tai irgi norėčiau šiandien keliais žodžiais dar užsiminti. Topai galvoja, tai kategorija, jeigu projektas nepavyko, reiškia, tai buvo nesėkmingas testas. Apskritai, topai arba žmonės, kurie dirba tinkliniai rinkodaros projektuose, kitur jie sako, kaip tau pavyko, sako, va, tas ir tas, ten kokia nors intensyvas koks, ar kokia arba kokia reklama internete, kaip aš sako, testuoju. Yra toks žodis testuoju. Naujokai masto visada po pirmos nesėkmės, kad mano, kad tai ne jam tiesiog. Man tai ne man, čia neveikia niekas ir taip toliau. Tai vat vėlgi grįžtame prie to, kad tiesiog kas yra kas. Na ir dabar noriu dar keletą, penketą tokių momentų, kur galima tiesiog perkrauti savo mąstymą iš visko, ką aš aukščiau kalbėjau, tam, kad tiesiog turėti kitą rezultatą. Esu nekartą sutikęs tą tokį požiūrį nuo žmogus bijo, tai pasakyti ties pinigai tai yra blogis. Tai yra, vat, jeigu yra tokia nuostata, didelių čekių niekada neturės tinklinė rinkodara. Taigi perkrovimas, kiekvieną kartą, kai pagauni save mąstant turtingai, gobštus ir nesąžiningai, paklausi savęs, kas man tai įteigia ir kaip šis įsitikinimas trukdo man uždirbti. Labai paprasta. Kas man tai įteigia ir kaip man tai trukdo uždirbti, kodėl man tai trukdo. Ir dar galima atlikti 3 veiksmus, surasti 3 pavyzdžius turtingų žmonių, kurie, na, pasaulį padarė arba jūsų mieste arba pasaulį padarėte daug naudingo. Šitą pinigai tai yra blogis, tenka sutikti tikrai neretai ir bendraujant su žmonės net bijo kartais savo to pripažinti ir be abejo čia yra tenka matyti, kad būna labai dažnai užkirstas kelias. Aktyvuoti režimą investuotojas, kai tu tik ateini į tinklinę rinkodarą. Pradėk viską vertinti kaip investicijų gražą arba ROI. Tai yra, tu investuoji darydamas fotosesijas savo soctinklams,
kelionės investuoji, investuoji kažkurį kažkiek tai laiko į produktą, kad tu jo turėtum savo ir ten savo pristatymam ir visiems kitiem. Ir 1 valandą skirti per dieną tiesiog tam, kad kas didina tavo pajamas. Tai vat video, seminarai, skaitimui, bendravimui galbūt su žmonėm, kurie turi tą rezultatą ir panašiai. Tai vat tas režimas investuotojas irgi labai dažnai ir ypatingai žmonės, kai ateina iš samdomo darbo į tinklinę rinkodarą, tai tai vat, tas laiptelis, kurie kartais netaip paprastai yra peržengti. Klaidos yra duomenys. Vat, klaidos lygų duomenys. Tokia trečia programa, kurią reikia perkrūti savo smegenyse tinklinį rinkodaro. Reikia nustoti vertinti klaidas kaip nesėkmės. Tai eksperimentas su rezultatu, kurį tu turi. Tu turi duomenys, kurias tu po to analizuoji savo klaidas tokiu algoritmu. Kas suveikia, kas nesuveikia, kaip tai panaudosiu sekantį kartą. Vat klaidos lygų duomenys. Tiesiog užsirašykite tai ir kas veikia, kas neveikia, kaip tai panaudosiu sekantį kartą. Labai retas, kuris tai daro, aš sutinku, pamatau ir čia būna labai daug momentų po to, kodėl nejuda verslas. Piratų kodas vagių kaip menininkas. Turtingi neišradinėja dviračio, jie kopijuoja ir tobulina. Nereikia bukai kopijuoti. Mes dabar turime masę instrumentų, kuriuos galime panaudoti tam, kad pasiimti iš 3-4 skirtingų jums patinkančių žmonių, pavyzdžiui, mediją socialią, su dirbtiniu intelektu ją perrašyti, pertransformuoti ir padaryti savo, kad jinai nebūtų net pažįstama. Tai nėra, tai yra tiesiog idėjų pasiėmimas. Tai yra neišradinėjant dviračio, kopijuojam ir tobulinam. Ir padarome savo unikalų. Tai yra kelias idėjas sujungiam į vieną, dabar turime krūvą informacijos, niekada neturėsite stygiaus ir kūrybiškumui ir kitiems dalykams. Režimas pas mane jau tai yra. Perkur kiekvieną rytą užduok savo klausimą, kaip pasielgtų žmogus, kuris uždirba 10 kartų daugiau už mane. Priimk bet vieną sprendimą per dieną, kuris atitiktų tokį mąstymą. Kaip pasielgtų žmogus, kuris uždirba 10 kartų daugiau už mane. Ir bent vieną sprendimą per dieną, kuris atitiktų tokį mąstymą. Pabandykite tai padaryti, galite parasti savo nemažai įdomaus. Taigi, mąstymas tai raumuo. Kuo daugiau jį treniruoji, naujais įpročiais, tuo greičiau jie pakeičia senus. Peržiūrėkite šį video dar kartą, peržiūrėkite tą visą eilę pagrindinių tuo momentų, kuriuos aš per 10 metų radau tarp savo partnerių, tarp žmonių, kurie dirbo sėkmingai, labai sėkmingai, kurie išėjo iš tinklinės rinkodaros. Ir čia tiesiog padariau sąvadą tam, kad tiesiog kažkam tai padarytų galbūt kažkam tai padėtų išeiti iš uždaro rato ir padėtų judėti sparčiau į priekį. Jeigu jums tai patiko, paspauskite patinka, parašykite komentarą, man tai bus malonu už atliktą darbą. Gal vėliau šio video pagrindu aš padarysiu kokį tai dar kursą tam, kad tiesiog pasaulyje būtų daugiau tų žmonių, kurie prisimtų atsakomybę, kurie burtųsi į bendruomenės, kurie turėtų kartu rezultatą. Taigi šiandien tiek, būkite sėkmingi, būkite atsakingi už save, už savo verslus ir dalinkitės tuo pasauliu, dalinkitės tuos aplinkai ir pasauliu.